Ryškinai mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2024. Kovo 10 dieną Ryškinai oficialiai tapo Lietuvos mažąja kultūros sostinė. Tai nepaprastai svarbus žingsnis miestelio kultūriniam gyvenimui. Iškelta kultūros sostinės vėliava ne tik simbolis, bet ir įsipareigojimas. Iš tikrųjų, šiandien susirinkome ne tik į mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidarymo šventę, bet ir paminėti mums labai svarbią dieną. Kai kurios šalis dar tebekovoja už savo nepriklausomybę, mes jau daugiau kaip 30 metų džiaugiamės susigrąžinę laisvę. Ta diena ypatingai turim bent trumpam pamiršti savo rūpesčius, didžiuotis ir džiaugtis, kad esame laisva tauta. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės statusas suaktyvins seniūnijoje esančias bendruomenės dalyvauti kūrybinėje ir sporto veikloje. Plėsis įvairių žanrų meno kolektyvų kūrybinis bendradarbiavimas, gausės renginių. Įrodymas, kad tam ruoštasi naujai sutvarkyta kultūros centro scena, į kurią žengti jauku ne tik mėgėjui, bet ir profesionaliam artistui. Įvykęs atidarymo renginys sulaukė didžiulio pasisekimo. Pilnutėlė salė ir nuostabaus balso atlikėjo Liudo Mikolausko bei fortepionisto Vytauto Lukočiaus pasirodymas ilgai dar bus aptarinėjamas. Žiūrovas turėjo galimybę išgirsti ne tik sielai artimos muzikos, kartu padainuoti, bet ir gavo didžiulę gero humoro dozę. Kokie kultūriniai bei vizualūs pokyčiai laukia miestelio 2024-aisiais? Po atidarymo mintimis dalijosi kalbinti pašnekovai. Planai buvo labai dideli ir jie didžiąją dalį įsipildė mūsų tie planai. Iš tikrųjų darbo turėjom labai daug, bet ir džiaugiamės po šito renginio, kada žmonės laimingi, sako didelį ačiū už tai, ką mes padarėm. Tai aš manau, kad ir kiti renginiai mūsų tikrai bus nuostabus, dar gal net geresni negu šis. Nes visada, žinot, pirmas, kaip sako, renginys eina žmonės iš smalsumo pažiūrėti, kas tai, kaip vyks. O po šitokio nuostabaus renginio aš galvoju, kad ir kiti Ryškinų gyventojai pamatys, kad tai buvo tikrai nuostabu. Mes tikrai jaučiamės kaip tikroji sostiniai, nes ir salė pilna žmonių, ir koncertas puikus. Žodžiu, tik tai džiaugtis ir galvoti tai, ką nuostabaus gražaus galime padaryti visus metus į priekį. Labai džiaugiamės, kad mums padėjo ir mus palaikė ir finansiškai, tai Telšių rajono savivaldybė, mūsų vietos verslininkai. O labiausiai tai mūsų kaimo žmonės. Tie, kurie norėjo burtis, norėjo, kad būtumėm ta sostinė, tai iš tiesų kiek įmanoma, tiek ir žodžiais, ir visa širdimi. Darbo padaugės. Jau nepaisant to, mes viešasis erdves prižiūrim, atliekiam tą techninį ūkinį darbą. Mes kaip ūkio subjektai. Visas programos, renginiai vyksta iš kultūros centro, iš bendruomenės. O toliau mes prisidedam tik savo darbais, pagalba, kiek įmanoma, gražinam, švarinam, tvarkom. Kaip sakant, pagal galimybės jau tikrai bus ir prisidėta, ir prisidėsim, ir stengsimės užtikrinti kuo gražesnį, žydinti mūsų Ryškinų miestelį. Renginiai bus visame miestelė, lygiai taip pat, kadangi mūsų parke yra bendruomenė per projektinės lėšas pastatė vasaros estradą, kur taip pat daug renginių vyks ir vasarą tenai. Ir dabar į šitą koncertą taip pat gavome daug klausimų, ar gali ateiti, net klausė patys ryškėniškiai, ar galiu ateiti į šitą koncertą. Taigi aišku, aiškini, kad tikrai nemokamai, tikrai taip. Tik tai gal sakau, gali būti taip, kad 300 vietų gali netalpinti salę. Kiek tilps, tiek tilps. Aišku, mielai kviečiu visus ir Telšių miesto gyventojus, kurie labai yra pamėgę šitą salę. Tuo labiau dabar po remonto scena jau žymiai geriau atrodo ir žymiai dar pigesni bilietai negu mieste. Tie patys atlikėjai čia koncertuoja pigiau. Tai dabar lauke, parke, pirmoji šventė, tai bus birželio 22 dieną. Turbūt bus pagrindinis metų renginys. Atvyks vaikinai iš Latvijos,
Grupė Tundirteilai, taip pat mūsų gyvo garso grupių festivalis. Taip pat pasikvietėme, ko nėra buvę, tai fontanų šou. Noriu dar pasakyti tai, kad mes iš tiesų metų eigoje minėsime savo visas tradicinės šventės, kurios yra minimos ir koncertus kviesime. Taip, kad ir motinos diena, ir tėvo. Mes šitų švenčių nepaliksime taip nematomomis. Jos irgi bus organizuojamos ir tiesiog koncertuosime, gyvuosime, švęsime, būsime tikroji sostinė. Organizatoriams be abejo nepavargti. Begalės idėjų turi susidėję, kad jas tik pavyktų visas įgyvendinti. Na, o ko nepavyks, tai žiūrovam to ir nesakykim, bet vis tiek didžiausias stiprybės jiems. O žiūrovams atvažiuoti, mėgautis visų tuo, ką jiems pateiks organizatoriai ir tai, ką pamatys čia. Dalinkitės gerumu, dalinkitės džiaugsmu. Visada čia yra linksma, visada mes sutinkam su šypsena, stengiamės tikrai visus priimti kaip savus, kaip artimus ir jie visada būna nuostabus. Tikrai renginiai pas mus yra nuostabus, aukšto lygio, tai gal per drąsu, bet tai pasakysiu.